Sveiki visi, aš Laurinas ir šiandienos pamoka skirta mazetai. Mazetai! Jeigu tu čiulpinukas dar neišmokai martylos, jau žiūri mazetą, tai martylos pamoką žiūrėk čia. Gerai, dabar be prikolų. Tai vienu žodžiu, kaip jau supratot, mazeta ir martyla technika yra išties panaši. Tik tai skirtumas tas, kai jūs darot mazetą, rankas ėmate nuo savęs, martylą į save. Dėl to mazetai yra žymiai sunkiau atlikti. Prieš pradedant mokintis mazetą, patarčiau pasipraktikuoti tokį pratimą. Toks pat pratimas kaip ir martylai, tik tai su rankom nuo savęs. Stenkitės nusileisti, va taip kuo žemiau ir pasikelt. Mazetai yra žymiai sunkiau atlikti nei martyla, vien dėl to, kad yra labai nepatogi riešų padėtis. Kai jūs darote mazetą, jūs turite maždaug užsukti savo riešą ir laikytis maždaug, kad turnikas jums eitų štai per šitą vietą. Jeigu darydami martylą jūs užsukat visą riešą ir taip save laikot, tai mazetą turite laikyti save maždaug su nykščiu per šitą vietą. Ir iš pradžių, kai treniruojatės, jums gali išties skaudėti šitas vietas. Dar kai atliekat mazetą, rankas patarčiau imti šiek tiek plačiau ir taip pat galite stengtis suktis šiek tiek aukščiau ant nugaros. Šis elementas iš tikro reikalauja daug laiko jį perprasti. Jeigu jūs pabandot vieną kitą kartą atlikti ir jums neišeina, jūs nepasiduokit, tiesiog bandykit, jūs patys maždaug suprasit, kaip perprasti. Nes aš pastebėjau, iš tikro labai daug žmonių paprasčiausiai ateina prie turniko, pabando vieną kitą kartą ir oi ne, čia labai sunkus, man dar neišeina, čia perpras, ne. Iš tikrųjų jūs treniruokitės paprasčiausiai ir patys pabandykit taip eksperimentuoti. Maždaug pagalvokit, ką ne taip darot, gal rankas ėmat per plačiai, gal per siaurai, galbūt per lėtai sukatės, galbūt savęs nepritraukit. Bandykit vis atlikinėti, jums tikrai turi vieną kartą išeiti. Taigi tai buvo mazetos pamoka. Tikiuosi, kad mano patarimai padės jums išmokti šitą elementą. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės. Iki.